Sveiki, gerbėmėjai. Kaip nustoti švaistyti pinigus trąšoms? Kaip paversti jūsų virtuvės atliekas naudingomis trąšomis? Labai naudingomis, visiškai natūraliomis. Ir labai greitai. Nelaukti pusę metų arba metus, kada susikompostos atliekos jūsų įprastame komposterėje. O čia jūs gaunate trąšas jau praktiškai po savaitės, jau pradedat gauti naudingas trąšas, o po 2-3 savaičių jūsų virtuvės atliekos jau visiškai yra paruoštos ir jūs iš karto jas galite naudoti savo darže arba sode. Iš karto po 3 savaičių. Skamba kaip stebuklas, tačiau ne, tai yra japonų sukurta bokashi technologija ir jinai yra gan paprasta. Ir jinai tikrai veikia ir nėra sudėtinga. Jums tik prireiks bokashi komposterio ir bokashi granulių. Kvepia nuostabiai, visiškai natūraliai. O kaip kvepia pats jau pagamintas kompostas po 3 savaičių? Ar čia bus smarvė? Ne, žinokit, labai natūralus kvapas. Jis gan stiprus, tačiau daugiau panašus į gal raugintus kopūstus. Natūralus kvapas. Taigi žiūrėkite toliau, paaiškinsiu konkrečiai. Kodėl, jeigu jūs turite virtuvę, tai šį komposterį savo virtuvėje jums reikia turėti būtinai. Žiūrėkite, koks nuostabus dizainas. Tiks bet kuriai virtuvėje. Taigi į pirmą klausimą, kam gali būti naudinga, jau atsakiau. Kiekvienas žmogus turintis virtuvę gali naudoti bokashi komposterį, nes kiekviena virtuvė turi daug maisto atliekų. Antras klausimas. Ką mes čia galime kompostuoti ir ko negalime? Tam, kad nepamirštum, perskaitysiu jums. Kuo negalima dėti? Nepilkite skysčių. Acto, pieno, paprasto vandens nepilkite, aliejaus nepilkite, sulčių nepilkite, skysčių nereikia. Nereikia dėti stambių kaulų, pelėnų ir gyvūnų išmatų. O kągi galime, ir čia jau sąrašas yra ilgas. Praktiškai visą kitą, išskyrus tą, ką aš įvardėjau, galime dėti. Tai yra ir vaisiai, ir daržovės, citrusinių vaisių ir bananų žievės galime dėti, paruoštus patiekalus jau pilnai. Virta ir žalia mėsa galime dėti netgi. Ir jinai čia nepūs, čia nebus to dvoko baisios smarvės. O čia bus štai toks natūralus kvapas, nes čia viskas fermentuosis dėka šių bakterijų nuostabių. Galite dėti žuvį, sūrį, jogurtą, kiaušinius ir kiaušinių lukštus, smulkius kauliukus, pavyzdžiui, vištų, tų pačių žuvų, kavos tirščius, duonos gaminius, arbatos maišelius, nuvytusius augaliukus, gėlės, pavyzdžiui, ir netgi mažesnės popierinės servetėlės. Jūs galite perdirbti čia praktiškai visas atliekas iš savo virtuvės. Kitas klausimas. Kokias trąšas gauname ir kada? Ir atsakymas toks, kad skystą trąšą jūs galite jau gauti po savaitės. Jūs pripilate atliekas, užpilate bokashi granulėmis atliekas, prispaudžiate ir jau po savaitės iš čia jau bėgs, jau turėsite augalų arbatą. Žiūrėkite, ir čia yra labai naudinga trąša, ją reikia atskiesti, nes jinai labai aktyvi yra ir atskiesti reikia 1:100. Tai reiškia 100 ml, čia turite jūs skalę, 100 ml 10 litrų, pavyzdžiui, vienam laistytuvui arba vienam kibirui. Ir šią atskiestą jau trąšą jūs galite pilti visiems augalams. Pavasarį, vasarą nesvarbu, jūs galite pilti šią trąšą taip pat ir kambariniams gėlėms atskiestą. Labai efektyvus dalykas. Tarp kitko kvepia taip pat neblogai. Gerai, vieną trąšą pagaminome. Kaip sakiau, tai yra arbata ir čia mes dabar turime pyragą. Aišku, kad tai arbata ir pyragas ne žmonėm, bet čia yra arbata ir pyragas, kurį suvartos labai noriai ir maloniai mūsų augalai. Čia arbata ir pyragas mūsų augaliukams. Ir čia kaip atrodo jau pyragas po 3 savaičių kompostavimo. Žiūrėkite, štai tokia sudėtis, viską metame čia. Kiekvieną pridedamą sluoksnį mes prispaudžiame ir užpilame bokashi granulėmis. Paimame štai tiek granulių ir tiesiog užpilame štai taip.
ir tada dedam kitą sluoksnį. Labai paprasta. Taigi skystą trąšą pirmą mes jau gauname po savaitės, pyragą mes gauname po 2-3 savaičių. Dabar kitas klausimas, kada mes galime naudoti. Kaip jau sakiau, skystą trąšą mes galime naudoti visą vegetacijos sezoną. Gal jau nuo rugpjūčio mėnesio šios trąšos neverta dėti į daržą, tuo labiau į sodą. Bet kambarinius augaliukus mes galime tręšti su šia trąša, su bokashi arbata visą sezoną. Tačiau bokashi arbatos jums gali būti susikaupti per daug žiemą. Kiek mes turime tų kambarinių augaliukų ir kiek gali prireikti, tos trąšos turėsite tikrai per daug. Ką daryti su ja žiemą? O žiemą tiesiog kaupkite. Tiesiog paimkite didesnį indą ir supilkite arbatą į indą. Kitas kibiras dar pripilkite, kitas kibiras dar pripilkite. Pripilate vieną indą, dedat į šoną, paimat antrą ir kaupiat kitą indą. Nes ši trąša jums tikrai pravers pavasarį. Pavasarį jūs galėsite. Šią trąšą labai mėgsta šluotelinės hortenzijos. Žinokit, jau pamiršau, kas yra cheminės trąšos. Mano hortenzijos labai vešliai žydi būtent ant šios trąšos. Labai tinka. Daržui taip pat, žalumynams ir taip toliau tinka ši trąša kuo puikiausiai. Taigi žiemą kaupkite. Tarp kitko, aš netgi ir ne namuose laikau. O šitą butelį prikaupęs tiesiog išnešu į lauką, pastačiau, jinai užšala pilnai ir tada pabandžiau šitą reikalą, galvoju, kasgi bus pavasarį. Ar suges mano trąša, kas jai atsitiks. Pavasarį viskas atitirpo, atidarau, sumaišau, pavostau, kaip buvo, kaip ir liko šviežutėlė. Nuostabi trąša. Iš karto galime tręšti. Taigi visą sezoną jūs turėsite gamyklą, kurioj gaminsite trąšas savo daržui. O kur dėsite žiemą pyragą? Nes žiemą pyragą tikrai nėra kur dėti. Taigi žiemą šį pyragą išnešėt tiesiog į įprastinę komposto dėžę. Ir šis pyragas, jis labai paspartins įprasto komposto gamybą. Labai, nes bakterijų čia bus begalė. Dabar duosiu jums dar porą patarimų. Žiūrėkit. Aš patariu jums vis dėlto turėti 2 kibiriukus, 2 komposterius. Kodėl? Nes, kada jūs pripilat vieną komposterį pilną, pripilat, jums tada, kada jis yra pilnas, jums verta jį uždaryti ir palaikyti 2 savaitės. Tam, kad šis kompostas pilnai subręstų. O tuo metu, kada šis komposteris bręsta, jūs paimat kitą kibirą, šitą pastatot į kitą vietą, šitą pastatot, pavyzdžiui, jau virtuvėj ir kaupiat pyragą čia. Čia bręsta kompostas, čia jūs kaupiat. Kada čia susikaupėt, šitą kompostą panaudojot arba darže, arba išnešėt į įprastą komposto dėžę, išplaunate, tarp kitko galima plauti ir indaplovėj. Ir tada bręsta kitas komposteris, kol šitą pripilat. Ir toks yra ratas. Todėl 2 komposteriai visada apsimoka. Tuo labiau, kad yra komplektas, kad jūs galite užsakyti arba vieną komposterį, arba iš karto 2 komplekte. 2 komplektai visada apsimoka geriau. Labai patariu turėti organkodailį. Kas tai yra? Tai yra štai toks nedidelis, labai naudingas indelis. Žiūrėkit, kaip jį patogu naudoti. Su viena ranka atidarome, kitą ranką galime pilti. Ir mes čia, kadangi vadinasi organkodailį, tai mes metam atliekas čia. Mums nereikia kas kart prieiti prie komposterio, jį atidaryti, pripilti ir taip toliau. Mums nereikia įleisti čia deguonies kas kart, nes čia gyvena vis dėlto tos bakterijos yra anaerobinės, kurioms nereikalingas deguonis. Todėl mes tiesiog per dieną pripilam viską čia, prisikaupiam per dieną, per 2 ir tada jau išpilam į komposterį. Taip pat galime plauti indaplovėj. Ir kadangi jūs ištuštinate šį indelį kasdien, pavyzdžiui, arba kas 2 dienas, čia hermetiškai viskas užsidaro, tai čia nebus jokių vaisinių muselių. Gerai, su arbata jūs galite laistyti augalus tiesiog dabar iš karto visą sezoną. O ką daryti su pyragu? Visą išmesti į komposto dėžę. Ne, šį pyragą jūs taip pat galite iš karto dėti prie augalų šaknų. Netgi ir pavasarį, netgi ir vasarą augalams augant. Žiūrėkite. Žiūrėkite, kaip aš galiu duoti maisto mano pomidoram tiesiog su bokashi. Pridėti bokashi pyragą.
man reikia tiesiog iškasti štai tokį griovelį. Ne prie pat pomidoro, aišku. Gal štai tokias duobutės. Ir tas duobutės dedam bokašį. Paskirstom. Ir užkasam. Taip. Jūs matėt, kad aš vis dėlto šalia augaliukų, ne prie pat augalo, kad tam nepažeisti šaknų, o šalia augaliukų užkasau. Pomidorų šaknys eina toliau ir jie būtinai pasieks tą maistą. Nebūtina per visą plotą paskleisti tą trąšą. Galime užkasti čia ir pomidorus paims tiek, kiek jam reikia. Nuo pavasario pradžios į šią pakeltą lysvę aš jau įpyliau 5 bokašį kibirus. Dabar įpilsiu 6 ir dabar jau galėsiu sėti šioje vietoje prieskonius. Padarome duobutę. Štai taip atrodo tas pyragas paruoštas. Ir užkasam. Štai. Ši lysvė jau visiškai paruošta, galime sėti arba sodinti, ką norite. Taigi čia yra puikus sprendimas, kurį mes su šeima naudojame jau seniai. Naudojame savo virtuvėje, savo augaliukam. Mes valgome daržovės iš savo daržo, kurios yra patręštos šią trąšą. Jeigu ir jūs norite naudotis šiuo puikiu įrenginiu ir auginti natūralų derlių ir neišleisti arba kuo mažiau išleisti pinigų trąšom, tai tiesiog dabar eikite į mūsų interneto parduotuvę, spauskite nuorodą video aprašyme, užsisakykite bokašį arba vieną komposterį arba visą komplektą su 2 komposteriais, pridėkite dar ir organkodailį ir auginkite, sodininkaukite, daržininkaukite ekologiškai ir natūraliai. Sėkmės!